Tai darbui mums reikės svarbiausio ingrediento, tai yra žaisliukas. Čia pas mane yra iš putos. Galite taip pat aptraukti ir plastikinį, paprastą iš parduotuvės žaisliuką. Čia kaip jums jau noris ir kaip jums patogu. Pas manęs yra 8 cm iš putos. Taip pat mums reikės sintetinio kailiuko, kartono lapo, reikės kažkokio tvirtesnio siūlo ar juostelės, ant ko norėsit pakabinti. Karštų klijų, šautuvo, taip pat reikės ir pačių karštų klijų, žirklės, adatą, tvirtesnį siūlą siuvimui. Taip pat reikės mums liniuotės, skriestuvo, įvairių visokių vagelyčių, kokių turite, gali būti gėlytės, gali būti negėlytės, labai gražiai atrodo medvilnės žiedai ant tų žaisliukų. Aš čia turiu visokiausių, žinokite, uogyčių, gali būti apsniegintos, konkorėžiai mažiukai, o to tokios uogytės auksinės ar sidabrinės, nu ką turite. Taip pat dar yra tokie labai maži žaisliukai, gali būti tokio dydžio žaisliukai. Rodysiu aš jums. Arba vat yra tokie standartiniai, tai čia kaip jau pasirinksit. Ir reikės įvairių šakelių mums. Kuo norėsite papuošti, padekoruoti savo žaisliuką. Ar tokių vat, apsniegintų su uogytėm, eglės šakelių, gali būti įvairios šakelės, tai kas jums patinka, kaip jums atrodo. Pas mane štai aš gal parodysiu iš arčiau. Kuo daugiau įvairių šakelių yra pridėta, tuo gražiau tas kamuoliukas, žinokit, atrodo. Čia pas manęs visko yra. Ir tokios spalvos šakos, ir tokios spalvos, ir skirtingų faktūrų. Nu, vienu žodžiu, čia kaip jau jūs nuspręsite. Na ir prieš pradedant dirbti duosiu tokį patarimą. Nuo lipnios juostelės lieka štai tokie ritinukai. Tai jau jūs jų neišmeskit, nes labai patogu, kada darote žaisliuką, pasidėti, kad jis niekur nenuriedėtų. Tiesiog va, taip kaip ir čia. Vienu žodžiu, labai patogu. Tai ką mes darom? Šitam rutuliukui mums reikės kažkokios tai stiprios juostelės, ant ko kabinsim. Ar siūlo, pas mane štai tokie siūlai yra. Galima, na gal, ką turite, kaip jums atrodo gražu, gali būti juostelė. Mano manimu, man prie kailiuko labai tiks siūlas, labai žiemiškai atrodys. Tai mums jo reikės 30 cm. Susirišam jį. Štai jau pasiruošėm. Ir mums reikės kokios nors adatos, žiūrint, kokį naudosit siūlo. Aš turiu tokį, nežinau, jie mulinai vadinasi, siūlai, iš kurių pina apyrankės. Jų būna įvairių spalvų, labai tvirtas, gal turit kaproninį siūlą, irgi taip patiks, kažką iš tvirtesnių, kad nenutrūktų. Ir ką mes dabar darom? Aš jo net nenusikirpau, nes nežinau, kiek jo reikės. Tai visą šitą apskritimą, ką mes darome, pradedame ne iš vidaus pusės, bet iš išorės, nes kadangi reikės sutraukti siūlą, kad užrišimas būtų mums išoriai. Ir pradedame dygsniuoti palei kraščiuką. so much attention.
Na, matys, čia kailiukas pasipuošusai bus lygiai atrodys. Kai sutraukim, kiek mums reikia, užrišam. Galime nukirpti ne iki pat, bet truputį galite palikti, nes vis tiek mums šito šniūro jau nereikės. Na štai, ir gavome kamaliuką. Nu ką, pradėsime darbą. Tai dabar pirmiausia, ką aš pasidarau, tai aš pasiruošiu, ko man reikia, atsikirpu vagelytę. Naudosiu tokią. Nu ir kitokią atspalvį pridėsim. Taip pat, kai pirksitės šakelių dekoravimui, tai ką patarčiau, kad imti tokias šakelės, kur būtų galima kuo daugiau nusikarpyti ir panaudoti. Jau pas manęs yra panaudotas, jau daug nukarpyta. Tai va, vienu žodžiu, nusikerpam, kiek mums reikia. Aš galima kirpti su žirklėm, nes labai minkštas plastikas. Aš tokias žnyplikes turiu. Šakelės vat visokios irgi taip pat galima viską pakarpyti. Viską galima sunaudoti ir labai ant daug užtek žaisliukų. Manyčiau, gal čia mums ir užteks. O turiu va, štai tokią 7 svarai tokią šakelę, bent jau pas mus Anglijai. Ir žiūrėkit, kiek čia daug yra šakų, kiek galima pakarpyti. Man labai patinka tokios, kurios turtingos ir turi daug. Nu, gal čia mums tiek nereikės. Pasakysiu iš karto, kad šiukšlių bus labai daug. Nes byra visi pukiukai, blizgučiai. Tai va, pasikarpius, pirmiausia, ką mes darome, tai šakelės gal atsidedam. Truputėlį į šoną. Pirmiausia, tai šniūrelį. Reikėtų ko nors aštraus, tai gali būti ir žirklės, ar pincetą gal kokį turite. Nu, vienu žodžiu, ten, kur sutraukiam mes kailiuką, yra vis tiek tokia skylutė, tai pasidarom su žirklėm papildomas erdvės šniūreliui. Galima tiesiog štai taip. Ir truputėlį įlašinam klijų, kad prisiklijuotų mum. Štai taip. Na ir galim pradėti dekoruoti. Čia turiu visokių šakelių. Pasikarpykit, kokio dydžio jums reikia. Tai jau antroji pusėje truputėlį klijų. Ir pridedam galima net pirštu, nebūtinai pirštu sekundėlę, aš tai parodysiu, su kuo darau aš. Kam reikės nuorodos, rašykit, pasidalinsiu, yra tokios silikoninės lopetėlės, nu jau labai patogu, kada dirbi su karštais klijais, kad nenusideginti pirštų, tai galima prispausti su ją, vienu žodžiu, labai patogu. Bet kai aš tokia mėgstu labai greitai dirbti, tai dažnai nusideginu. Vis pamirštu, kad turiu, bet iš tikrųjų paskutiniu metu tai pradėjau kreipti dėmesį, nes jau rankytės tai labai nukentėjusios yra. Taip, dabar toliau klijuojam. Aš darau taip iš 3 pusių. Iškart galima dar vieną priklijuoti. Mėgstu dirbti greitai, kartais nelabai greitai išeina. Čia toks meniškas procesas, kur daug idėjų ateina darbo metu ir visuomet kažkas eigoje keičiasi, nei planavau. Truputėlį palaikom, čia galima ir su pirštuku, bet šiaip jau jeigu ką turit, galima ir su žirklėm prispausti, nebūtinai čia mandrumų tokių turėti, vat, su žirklutėm ar su tuo, ko turit. Taip, toliau. Tai aš turiu dar tokių šakelių, nebūtinai daryti tą patį, ką ir aš darau, jūs galite pagal save dekoruoti ir spalvą pasirinkti, kokią norit, žaisliukai galbūt ne auksiniai ar sidabriniai, o raudoni.
tinka ir gėlytės visokios, ir kalėdinės būna visokių gražių gėlyčių. Nu, vienu žodžiu, čia kaip jūsų fantazija jums rodys. Tai štai, biškutį klijų. Nebijokit, viskas labai gerai laikysis. Na, gal aš jau čia prispausiu su lopetėlę. Labai smagus darbas iš tikrųjų, nes tiesiog tokia fantazija pasireiškia darbo metu. Vis kažko tai tokio ir, sakau, kuo daugiau šakelių pridėsite, tuo, žinokite, gražiau atrodys viskas. Puošniau, toks purus bus žaisliukas. Gal truputį čia jau iš kadro pabėgau. Į šitą pamokėlę aš vėliau po truputėlį įdėsiu jums ant skirtingų formų. Tai bus ir širdelė, kaip su kailiuku apsitraukti, bus ratukai apvalūs, tokie irgi kaip vainikėliai gaunas, irgi labai gražus. Tai vienu žodžiu, kažką tai, ką su kailiuku darysiu, aš visą laiką įkelsiu naujienų. Tai jūs galite tiesiog mėgautis.